Sveiki, čia Teismo Vikingas. Ant kiekvieno kampo dabar apie patriotizmą, lyderizmą, ištikimybę tėvynei. Kągi, trumpai pasakysiu, ką apie tai manau. Kai mokyklose kalbama apie patriotizmą ir meilę tėvyniai, vadinasi, valstybėje vyksta kažkas ne taip. Jei vaikus reikia mokinti mylėti tėvynę, gimtą šalį, vadinasi, gimtinė nemyli savo vaikų. Patriotizmas tai meilė gimtiniai. Tai asmeniniai jausmai, asmeniniai kiekvieno žmogaus išgyvenimai. Gimtinė tai ne valstybė ir ne valdžia. Gimtinė tai žemės lopinėlis, su kuriuo žmogų sieja gimimo vieta. O jei žmogų nuo vaikystės mokina mylėti valdžią, mylėti valstybę, tai ne patriotizmas. Tai lojalumo ir paklusimo ugdymas. Paklusimo ir palankumo. Ir tais lemiamais gyvenimo momentais, kai sprendžiamas gimtinės likimas, išauklėtas žmogus, rinkdamasis tarp meilės gimtiniai ir lojalumo valdžiai, gali išduoti gimtinę. Nes meilė gimtiniai kartais reikalauja eiti prieš valstybinę valdžią. Prievartinis patriotizmo ugdymas mokykloje tai ateinančių kartų bankroto gimtiniai pranašas. Bet kokiu laikotarpiu, bet kokioje šalyje. Jei tautai nėra už ką mylėti valstybės, tai reikia galvoti apie meilės jausmo sužadinimą arba politikos keitimą tautos atžvilgiu. Meilė per jėgą gali padaryti žmogų geru ir humanišku? Tėvynės meilė yra išskirtinai kiekvieno žmogaus asmeninis jausmas. Jis neplatinamas su vadovėliais, jis neskiepijamas politikų ir prezidentų nurodymais, partijų lozungais. Patriotizmas išauga iš žmogaus teisių ir laisvių, iš gerbūvio ir pritekliaus, iš meilės artimam ir tolimam, iš savivertės. Patriotizmas neišauga iš skurdo ir bado, iš žeminimo ir įžeidimų, iš nesiskaitimo su žmogum, neteisybės ir melo. Valstybė gali žmogui duoti patriotizmo pamoką, nustoti meluoti ir imti tarnauti žmonėms. Tada patriotizmo mokymai mokyklose nebus visiškai reikalingi, todėl, kad vaikas savaime žinos, kad tėvynė juos myli. Na ir pabaigai. Pažiūrėkite, kaip Pakistano migrantai Danijoje kalbasi su vietiniais danais, kurie juos mielai priėmė į savo šalį. Komentaro, manau, nereikia. Danskerne er 5 millioner, bliver snart udryddet, mand. Kig på danskerne, kig på nordmændene, kig på finnerne, mand. Vi er flere millioner, mand. I er i et samfund, der ikke laver, I ligger og boller dyr. Det er derfor, I ikke har fået børn, mand. Har du brødre? Har du søstre? Har du brødre eller søstre? Har du brødre eller søstre? Har du brødre eller søstre, mand? I forældre, de knæppe dyr, mand. Det er derfor, de knæppe hinanden, så bliver der en bror og en søstre, mand. Vi er kun 5 millioner, I bliver aldrig mere, mand. I skal fucking skamme. Halleluja! Die Bock igen! Freund, Schwester! Schwester! Ikke en freund! Dansker! Danmark og danskere! Fuck die mor, mand! Det er ikke Danmark! Det er Danmark! Det er Pakkerland! Pakkerland! Hvorfor skal jeg tilføje noget? Det er Pakkerland, det her! Nordagens land! Superpakker, stop det! Nordagens land, mand! Hvad fuck er du, mand? Lad fuck også, det går skide på, mand! Det fucking ved.